Gersiu ir aš savo vaistukus. Ta nuolatinė įtampa, stresas, šalančios rankos ir kojos, širdelė man nuolat primena rūpintis savo sveikata. O aš nekreipiu dėmesio, storas, geriu, rūkau ir moteris mane kaip medus traukia. Robertai, kasmet nuo širdies ligų miršta vis daugiau žmonių, širdies lygos jaunėja. Toks tempas, įtampas, stresas, nenuostabu. O daro rūkymas, nesaikingas alkoholio vartojimas, netaisyklinga mityba, fizinio aktyvumo stoka. Oi, Robertėlį, pagaus tave širdies lygos. Tai ką aš? Kur aš? Tai ką man daryti, Ievutė? Aš nenoriu susipykti su savąja širdelė. Šveicarijoje pagal Tibeto medicinos receptūrą gaminamas vaistas Padmacirkosan aterosklerozės eigai kontroliuoti. Padmacirkosan rekomenduojama vartoti sergantiems kojų arterijų skleroze, angiopatijos profilaktikai, sergantiems išeminės širdies, galvos smegenų liga, po miokardo infarkto bei persirgus insultų, dėl kraujotakos sutrikimo atsiradus trofinėms opoms, sergant Reino liga ar cukriniu diabetu. Padmacirkosan lengvina periferinių arterijų okliuzinės ligos simptomus. Aš juos labai gerai žinau. Tilpčiojimas, skruzdžių bėgiojimas, tempimo jausmas rankose ar kojose, rankų ir kojų tirpimas, blauzdų mėšlungis. O ir man tai būna, lyg tai kojos ir rankos tirptų ir toliai eit negaliu. Tai va, mane aš tau šiaip sau siūlau? Padmacirkosan yra augalinis vaistas, kuris kaip ir daugelis vaistų gaminamų pagal Tibeto receptūrą yra daugiakomponentis, pagamintas iš natūralių vaistažolių ir mineralų. Šiam vaistui atlikti solidūs klinikiniai tyrimai, taikomi įrodymais pagristos medicinos principais, įrodantis, kad šis vaistas tinkama alternatyva tradiciniam aterosklerozės gydymui. Be to, šiuo metu vaistinėse kartu su kalėdinė Padmacirkosan pakuote bus greitas streso testas. Ar galiu išbandyti? Prašau. Ir labai naudinga knygelė, kurioje patariama, kaip išsaugoti sveiką kraujotaką. Oi, man testas rodo, jog esu labai įsitempęs. O ką aš tau sakiau? Tik žinoma, nepamirškite prieš vaistų vartojimą atidžiai perskaityti informacinį lapelį ir vaistą vartoti tiksliai, kaip nurodyta.